man patiko būti chemijos technologijų fakultete, nes ten galėjau dirbti su įvairiais chemikalais ir miksuodamas juos man pavyko išgauti Lietuvos vėliavos spalvas. Šioje stovykloje man labiausiai patiko litavimo pamoka elektros ir elektronikos fakultete. Tai mes litavome tokią mikroschemą, kurioje švyti 6 lemputės. Man pavyko visas jas sulituoti ir aš šią veiklą labai rekomenduoju kitiems vaikams. Aš manau, kad šioje stovykloje ne tik vaikai įgijo naujų įgūdžių, bet taip pat ir mes ir kiti mentoriai ir manau, kad ir vadovės, nors tai nebuvo jų pirma stovykla. Vaikai irgi išlipo iš savo komforto zonos, kaip ir patys mes. Aš manau, kad tikrai padrąsinom vaikus, susiras daugiau draugų, išbandyti naujus dalykus, kurių dar jie neišbandė, išsiaiškinti, kas jiems patinka, kas ne. Ir manau, kad tai buvo puikus būdas praleisti vasarą ir labai naudinga patirtis tiek mum, tiek vaikams.